Sveiki, čia Viktorija. Šiandien pakalbėsim, kas mūsų laukia per ateinančias dienas. Dabar, kadangi video bendruomenį darau 2 kartus per savaitę, tai ne savaitė gaunasi. Bet pasižiūrėsim, kartais tie būrimai tinka ne tik kelioms dienoms, bet ir mėnesiui ar net pusmečiai. Tai pasižiūrėsim, kokią žinutę šiandien mums visata paruošusi. Gerai. Ką turi žinoti bendruomenė per ateinančias savaitės ar dienas ateinančiu metu? Kas svarbu žinoti? Daug labai kortų. Ne nuo tų kortų pradėsiu nuo kitų kortų, su tom patikslinsiu. Gerai. Ką reikia žinoti bendruomeniai šią savaitę, sakykim. Gimdome naują amžių, nauji kūriniai, svajojam arba sapnuojam naują pasaulį į egzistavimą. Ši korta kalba apie tai, kad mes esam visi atėję į šį pasaulį kurti ir atėję kurti geresnį pasaulį, geresnę visatą. Tai ir primena, kad esam tie kūrėjai ir naują etapą visatos gimdome šiuo metu. Naujas kūrinius, naujas tapatybės, naujus įsitikinimus, naujas vertybės, naują gyvenimą. Na va. Ką turėtumėm žinoti, kurdami naują pasaulį? Galaktikos grybas, dieviškoji matrica. Reiškia, mes kūrėme tą pasaulį pagal dievišką planą. Taip, tokį, koks yra visatos numatytas. Tai ir keičiam ją, ir patys keičiamės taip, kaip numatė visata pagal visatos matricą. Tai va, pasižiūrėkim dar, kaip mums žinoti, kad mes kūrėme pagal visatos matricą. Akis prie adatos, intentionality. Turėkim intenciją taip kurti, tada žinosim, kad ir kūrėm taip. Visata iš tikrųjų veikia pagal visatos dėsnį, veikia per meilę, tai todėl mes turime kurti per meilę su intencija, gera širdim, gerais įsiketinimais ir kuriam pasaulį. Juk bet kas, menas pavyzdžiui, tai yra būdas kalbėti apie meilę, net minint jos vardą. Žiemos sapnas, gestacijos periodas. Mes dabar buvome visi tokie kaip užmygę, brendome ir dabar gimdome. Gestacija ir gimdymas. Brendome ir gimdome dabar naują pasaulį. Baigėsi etapas, kai vystomės. Dabar laikas pabusti, laikas gimti. Gerai. Kaip žinosime, kad jau gimstame, kad jau visata mums pasiruošus yra?
9 taurių. Turbūt jausimės kaip žuvis vandenyje, tai jausim, kad darom tą, kas mums prie širdies, kad tiesiog pajausim, kad plaukiam savo srove, kad darom darbus, kurie mums lemti padaryti. Pasižiūrėkim. Norų išsipildymas, pasitenkinimas, kaip ir sakiau, neradau žodžio to. Pasitenkinimas tuo, ką darome. Kitas žodis pasitenkinimas irgi. Sėkmė, pasiekimai, pripažinimas ir malonumas. 9 taurės reprezentuoja vertinimą, kad, kaip čia pasakyti, vertiname tą, ką turim, išpildytus svajones ir gyvenimo malonumus. Tai šį kartą taip pat parodo, kad klausantysis pasiekia gyvenimo tikslą ir jaučiasi patenkintas su savo santykiais, karjera ar bet kokiu kita sritimi. Gali būti, kad baigėme kažkokį ypatingą ciklą savo gyvenime, kai gestacinį tą periodą baigiam vystytis. Ir užverčiau. Tai gerai, reiškia, baigiam. Tai kaip ir pradėjau sakyti, sužinosime, kad mes jau pabudom, kad jau laikas, tas epizodas baigėsi gestacinis, kad laikas, kad visata mums pasiruošusi, žinosim tada, kai jausim, kad visa širdimi, kad darom kažką su meile, kad jaučiamės patenkinti savo santykiais, savo darbu, savo pomėgiais, savo hobiais, savo aplinką. Tai irgi yra netaip lengva pasiekti tokią visišką balansą gyvenimo. Bet klausimas buvo, kaip žinoti, taip ir žinosim. Jausim širdimi, kad darom tą, ką turim daryti. Ir esam ten, kur turim būti. Gerai. Ką čia klausti? Dar norėjau paklausti, kaip žinoti, kiek laiko skirti tam prisikėlimui, tai čia laikas meilė savo parašyta, skaičių 6, tai gal ne konkretus čia laikas bus, bet korta mus ragina išmokti mylėti save ir kai mes mylim save, tada daug lengviau mylėti ir pasaulį. Tai mylėti save nebūtinai yra per tą egocentrinę pusę, kai aš svarbiausias iš visų ir pūskite į mane, pūskite. Bet meilė savo, buvimas savo švelniu, bet taip pat ir atsakingu prieš save, disciplinuotu, bet taip pat ir atlaidžiu savo, gebėjimas ilsėtis ir dirbti, savo kūnų rūpinimasis, savo sielą rūpinimasis ir savo proto rūpinimasis. Tai yra meilė savo. Kiekvienas iš mūsų turim dar kažkokį įsitikinimą, kas yra meilė savo. Tai su meilė savo, kai žinosim, kad mylim save, tai tada ir tas gestacinis periodas kaip ir baigsis. Ir su intencija tada mes visatos planą vykdysim, besijausdami patenkinti tuo, ką darom. Tai pradėti reikia nuo meilės savo. Taip kortos mums patarė šiandien. Šitų kortų mėgstu klausti, kokios pozicijos mums laikytis. Tyrumas. Išlaikykim tyrą širdį.
atsisijokim savo tikslus nuo emocijų, nuo kažkokių įsipareigojimų. Aišku, mes gyvenam žmogaus gyvenimą, tai vis tiek per įsipareigojimus nenori einamės, nuo to negalima atitrūkti. Bet išlaikyti tyrą širdį, gyventi su meilė savo ir aplinkai dar kartą, nes tyrumas, pats tyriausias jausmas yra meilė. Tai va, ir pradedam nuo meilės savo, dar kartą primenu. Va, net tos gėlės karūnoje ir čia man labai panašios. Tai va, taip. Gerai. Kokį patarimą šitam kelyje, čia lapė atsivertė. Stebėkime tylą. Na va. Tai stebėti tylą reiškia tyloje pabūti, pamedituoti. O net tos kortos nepadėjau. Tyloje pabūti, pamedituoti. Tai gali mums, tiek to, gali padėti truputį susitelkti į save, į savo tą brandą. Ramus per audrą. Meskite iššūkį savo suvokimams, savo pojūčiams, o geriau taip. Ir pokyčiai yra neišvengiami. Tai va, ir ateina su, kaip ir matėm jau iš pradžių, kad tie pokyčiai ateina tam, kad mes naują amžių pagimdytumėm. Tas pagimdymas naujo amžiaus gali būti per kūrybą, gali būti per mūsų santykius, gali būti per žmonės, kurie gydo, kurie moko, ar šiaip patarimų geros išminties turi. Va. Ir kaip ir prieš tai kalbėjom per tai, ką darom kasdien. Čia pakeisti savo perception, toks kaip ir suvokimas, suvokimo ribos kažkokios. Ar, pavyzdžiui, mes suvokiam šviesą per akis, sakykime, ar garsą per ausis. Tai truputį pasistengim tą suvokimą pakeisti. Jeigu, pavyzdžiui, aplinką daugiau mes mėgstam su akim, rega stebėti, tai pamėginkim užuosti, išgirsti aplinką savo ir pamatysim, kad truputį tas suvokimas pasikeičia aplinkos, truputį daugiau atsiranda informacijos joje. Nors ir gyvenam informacijos amžiuje, kai tos informacijos tiek daug vis srautai eina. Bet pabūti toje akimirkoje, pabūti ramiems audroje, tai irgi yra pamoka mūsų gyvenime. Va. Gerai, pažiūrėkim, koks gyvūnas mums šiandien dar patarė. Ir ką patarė drugelio dvasia. Transformacija yra graži. Tai va, tai ta transformacija, neišvengiami pokyčiai yra gražus. Kaip ir tas gestacinis periodas, kaip vikšrelis drugelio, ne? Taip ir mes, jau tą vikšrelio metaforą aš jums pasakojau jau praeitam bendram būrime. Tai va, tai tas vikšrelis juk turi pavirsti kažkokią košę, kol tam kokone, kad išsivystytų į gražų drugelį. Bet mes tą transformaciją matom kaip gražią vis dėlto.
ne į kažkokią nepriimtiną ar šlykščią. Tai va. Čia irgi drugelis, man atrodo, vystosi iš tos kriauklės netgi. Va. Tai tokia transformacija mūsų yra graži. Mes gimdome naują amžių per savo sielą, per savo meilę. Ir va, kaip ir sakiau, svarbu daryti su meilė, su gera širdimi, mylėti save. Ir žinosime, kad darom tą, ką turim, tą, ką visata iš mūsų tikisi, darome su meilė, tada, kada jaučiame, kad darome viską teisingai. Tai va, tai tokia žinutė, eikite su meilė. Nu va, ir iki kito karto.